Rūpesčių neturinti ir vargo nežinanti turtuolė Jūratė Levanda Cezarienė Jamrovič. Idilišką kaimo gyvenimą gyvenanti Katrė Driežaitė nusprendžia pakeisti savo aplinką, ar jai pavyks prisitaikyti prie elito aplinkos. Apsikeitusios savo likimais, laidos dalyvės iškeliauja svetur. A bože, kokie ponički rūmai, a kaip čia reiks gyventi dabar, va pažiūrėk, kokios somos, pas mane tai vien tik arklidė. Kodėl? Čia? Prašau, damos. Tai kam tu smulkinės, seneliumbai? Čia viskas labai yra paprasta. Kaimiet, aš negaliu, kaip tai? Ką nori paragaut? Nežinau, kaip tai buvo, bet jis labai skanus buvo. Jis tik laižom ir prilaižom nuo žalių. Kaip galima šitaip elgtis prie žmonių? Taigi buvo tiek daug lankytojų, tiek daug padavėjų, tiek daug vaikų ir senukų. Šis dalyvavimas sužeidė mane psichologiškai ir fiziškai. Manau, dauguma net man siūlys dabar kreiptis į psichologą, tačiau man to nereikia, nes aš turiu pinigų. Katrės mamulė Olga Mazda Drieženienė užduoda užduotį Jūratei Levandai Cezarienei Jamrovič. Tokia kaip ji, dievolis nedavė, nemočia, pasirodys dabar. Išveri šitos kalbūnus, jei jau tokia meistrė, siūlištieną nedomir. Bet tai dar su plaukais. Tai ciela, dėgi. O kaip jungti? Čia su dujom tas kur būna, ne ten, kur iš filmų. Nu tai turbūt, man. Tai gali jungti, aš nenoriu namų patekti. Visiškai nemokša. A, jau filmuojam, nu gerai. Nu tikrai nemaniau, kad taip sunku bus. Tas kaimo gyvenimas, vis tiek reikalauja tikrai daug. Žinot, ir tų kambarinių nėra, tai viską va savo rankom. Tai pažiūrėkit, ir manikiūras, va kažkoks toks jau nuėjęs. Na, o dabar pažiūrėsime, ar sugebės ši Valsčiaus karalienė susitvarkyti su tokiu sunkiu ir atsakingu darbu. Botoksas tai ne vaikų žaidimas. Tai yra giluminis verslas. Nu kągi, jau 2 metus laukiu užsirezervavusi vietą, žiūrėsim, kas bus. Katrė, dabar ateis mūsų pirmoji pacientė. Tu prisimeni viską, ką aš tau pasakau apie botokso leidimą? Jokiais būdais nesuleisk per daug, nesumaišyk lūpų ir kitų kūno dalių. Šiandien ką sunkiau negu tavo daržo darbai. Tai kad sunku, aš nesuprantu, ką čia daryti, kas jūs čia per foniški šposai. Jeigu kiauliai nedavė Dievas sparnų, tai jinai net ir neskraido. Ką čia man leis? Kas čia? Kokio velnio tau šito prisireikia? Gražiai moteriškė. Kas yra? Kodėl? Kaipgi tu taip? Nesvarbu, nieko čia nenutiko. Ramiai sėdėk. Ar tikrai? Taip. Nemačiausi mes veidrodyje, truputį peršti, bet tikiuosi viskas gerai. O Dieve, mano gal padarė? Kaip aš dabar važiuosiu į Maldyvus, ką? Na, o dabar metas panelių susitikimui. Tu, jaunė! Kam tu mano klientai vadai mane į teismą padavė? Kame aš tau kiaunė, kas tau yra? Tu! Tik čia! Tai taip susimušėm. Bet žinot, gal aš ir inicijavau, bet pasaulyje turi būti taika. Taika bus, jeigu tiesa bus. Tiesa mane padavė į teismą. Ne veltui teisę studijavau 1,5 metų. Ir žinot, Kaimene nesutiek teko muštis. Nežinau, šitą Ciza turi nagus, pasirodo. Ir jinai pažiūrėkit, kas mano veidai. Neturiu aš maskuoklio kaip jinai, nes jinai pusę užsimaskavo, o kad skauda mergaitį, tai gerai, taip ir turi būti. Ne kiekviena laida, deja, baigėsi laimingai, tačiau juk tai realybė.